Laimutė rašo, dirbantiems protinį darbą ir sportuojantiems gliukozė ypač reikalinga. Gliukozė yra gyvybiškai svarbi kiekvieno žmogaus organizmui, nepriklausomai nuo to, ar dirbam fizinį darbą, ar protinį darbą, ar nedirbam nieko. Gliukozė yra tokia svarbi, kad kūnas pats jos pasigamina tiek, kiek jam reikia. Jeigu mes galvojam, kad dirbam protinį darbą, suvalgom cukraus ir tada mūsų smegenys geriau dirbs nuo to cukraus, tai taip nebus. Mūsų smegenys cukraus naudoja pagal tai, koks yra energijos poreikis smegenyse, o ne pagal tai, kiek tuo metu cukraus yra kraujyje. Čia yra mokslinis eksperimentas, kuris rodo, kad net jeigu mes dirbtinai sugebame į smegenų ląstelę sukišti daugiau gliukozės, ten vyksta uždegimas ir energijos yra pagaminama dar mažiau. Tai, kad mūsų smegenims reikia cukraus, tai čia yra faktas, bet tai visiškai nereiškia, kad mes dėl to turime vartoti daugiau cukraus. Iš realių mokslinių tyrimų mes žinom, kad aukštas cukrus yra susijęs su prastėjančia atmintim ir cukraus vartojimas bendrai skatina demencijos vystymąsi. Kas labiausiai gerina smegenų funkciją, tai yra protarpinis badavimas ir fizinė veikla. Nes tiek badavimas, tiek sportas palaiko aukštą jautrumą insulinui, dėl to maistinės medžiagos geriau patenka į smegenis, turi mažiau oksidacinio streso, mažiau uždegimų ir sveikesnės smegenų ląsteles.